Noriu kelis tokius sakinius pasakyti vis dėlto tiem kai kuriems skeptikam, kurie iškėlė čia tokias abejonės, ar medžiotojai, kurie turi, reiškia, visi ginklus, jau turi termovizorius, naktinio matymo taikiklius įsigijo, ar jie ateis ginti tėvynės. Tai aš noriu pasakyti, kad tikrai ateis, esu įsitikinęs, gal ne visi, nes kiti garbesnio amžiaus yra, bet iš tų 30 000 aš tai tikiu, kad bent jau kokie 5 000 per visą Lietuvą tai tikrai ateis, jeigu Lietuvai reikės ir gins mūsų tėvynę. O kad Lietuvos piliečiai, medžiotojai tokius dalykus daro, tai aš noriu priminti tiesiog 91 metus, sausio įvykiai, kai turėjome gintis, neturėjome su kuo, tai pagrindiniai ginklai buvo būtent medžiotojų ginklai. Ir aš asmeniškai nuvažiavau pas savo uošvį, kuris buvo medžiotojas, ir būtent paėmiau iš jo įžą 12 kalibro, gal kokį 100 šovinių, ir su tuo šautuvėliu nuo sausio įvykių iki rugpjūčio pučio pabaigos dalyvavau parlamento gynyboje. Saugojom, stovėjom ir stogą, ir postuose stovėjom, taip kad po to teko, kaip sakant, tapti ir medžiotojų. Ir galiu pasakyti, kaip buvęs kariškis, kad medžioklė tai yra puikiausia partizanų mokykla, nes medžiotojai puikiai orientuojasi miške, puikiai žino, kur pasislėpti, kaip išgyventi. Ir ne šiaip sau, vokiečių elitiniai daliniai, Kaizerio laikais, buvo vadinami iki šių laikų Jäger bataljon. Jägeriai yra būtent Vokietijos specialiųjų pajėgų elitas. Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje taip pat rangeriai. Kas yra rangeriai? Visi žinome, tai yra miškininkai, tai yra žmonės, kurie irgi puikiai orientuojasi miške, tai medžiotojai, miškininkai. Ir čia yra ta vieta, kur aš tikrai matau didžiulį potencialą, kad Lietuvos medžiotojai reikalui esant petys petin stos su Lietuvos kariuomenė ir gins mūsų tėvynę. Tai kuo geriausi linkėjimai, medžiokliai valio ir už medžioklę.